Netyčia paspaudžiau stabdį vidurį kalno. Idiotas. Nežinau, ar matot, bet čia tikrai statu. Čia tikrai labai statu. Sveiki, mielieji, dar viena kita diena. Nežinau, ar tai bus atskiras video, ar vienas ir tas pats. Bet įsivaizduoju, kad kaip ir su dvitakčiu, taip ir su keturtakčiu reikia padaryti vadinamą First Impressions video. Tai va, tai už manęs 354 taktis, 24 metų. Važiuojam, pasižiūrėsim, koks jausmas. Kągi, pirmas važiavimas ir galiu iškart pasakyti, koks įspūdis. Įspūdis tas, kad motociklas sunkiau verčiasi posūkius. Jeigu dvitaktis atrodo užtenka tik tai panorėti ir jisai pasisuka į posūkį, tai šitas tą daro šiek tiek nenorom. Bet važiuoklė, kaip ir dvitakčio, bet važiuoklė, kaip ir dvitakčio, labai gera. Dar vienas pastebėjimas, kurį turiu, nes visai nesenai turėjau galimybę pavažiuoti su senesnės kartos KTM-u, lygiai tokiu 350-tuku. Padariau išvadą, kad KTM-as kažką padarė, kad motociklas maloniau susispaudžia tarp kojų. Man stabdis atrodo labai toli nuo rankų, tad reikia jį prisistumti. Dar vienas dalykas, norėtųsi rankenėlę šiek tiek žemiau. Pirmas nusileidimas nuo kalniuko. Labai gerai veikia važiuoklė. Nėra priekaištų jai. Blemba. O ką pastebiu? Keturtaktis labai lengvai užgęsta, palyginus su dvitakčiu. Dvitaktis daug sunkiau gęsta negu keturtaktis. Pirmas toks pastebėjimas ir didžiausias skirtumas turbūt. Na ir aišku tas pasukamumas. Motociklas daug labiau nori važiuoti tiesiai. Dvitaktis atrodo vos tik pagalvoja ir jisai virsta. Ir visa tai dėl inertinės variklio masės. Kaip ir sakiau, jeigu įdomus skirtumai ir dėl ko tas jausmas atsiranda svorio skirtumo, galiu padaryti video apie dvitakčių ir keturtakčių skirtumą. Parašykite komentaruose žemiau, ar norėtumėt. Važiuojam toliau. Nice. Jo, keturtakčio privalumas pasijaučia tame, kad jo trauka yra labai nuspėjama.
Ir jeigu su dvitakčiu aš važiuodamas jaučiuosi daug lengviau posūkių prasme, daug drąsiau galiu į juos palenkti motociklą, su keturtakčiu aš daug drąsiau jaučiuosi gazo prasme, kad jį daug galiu tiksliau vardyti. Nes dvitaktis biškelį toksai yra vos ne laukinis žvėris. Koks dar yra skirtumas, kad keturtaktis šiek tiek padeda nuokalnėse su savo engine brakingu. Tai ir būtent tas, kad galia yra labiau nuspėjama, irgi padeda lengviau valdyti motociklą, nes esi drąsesnis su akceleratoriu. Su dvitakčiu kartais būna, atrodo, pasuksi akceleratorių, nieko, ir staiga užsidarius power valvui ar atsidarius motociklas šaus į priekį. Tai gražiai. Gražiai, bet turiu pasakyti, kad turbūt netyčia. Gerai, pabandykim nusileidimą ir pakilimą iš kitos pusės. Labai lengvai. Labai lengvai. Dabar net galvoju, kad gal lengviau net negu dvitaktis, bet būtent dėl to, kad ta galios kreivė yra daug lygesnė ant keturtakčio motoro. Mano tikslas visada išlaikyti kojas ant pakojų, kad neprarasčiau kontrolės motociklo. Nes jeigu tik kojas nuleidžiate ir bandote regliuoti, gero labai nesitikėkit tikrai. Kaip prašokau. Gerai, įveikta. Opa. Nu ką, reikia pabandyti užkilti šitą kalną. Prieš kelias dienas su dvitakčiu pavyko, nežinau kaip bus su keturtakčiu. Kalnas išties status, ypač pačiam gale. Ir dar ten yra toksai susiaurėjimas, keli tokie slenkščiukai, tai reikia juos ateiti su greičiu, kad pravažiuot. Net nežinau kokiu bėgiu bandyti, ar čia pirmo ar antru. Gal antru iš karto. Oba!
Šokau ir užgesau. Nu jo, dabar bus reikaliukų. Nusistumt atgal. Ne tą liniją iš tikrųjų pasirinkau. Reikėjo važiuoti dešiniau. O čia jau per šitą tramplinuką, kuris išmeta į viršų. Idealiausia tai būtų dešiniau ir tada nusukt kairiau. Bet ten gali patrukdyti tą šaką. Tai žodžiu, čia iššūkių nemažai. Ką, o dabar reikia kažkokiu būdu nusitempti žemyn. Nu, netiek ir daug. Susankavėlė gražiai. Nežinau, ar matot, bet čia tikrai statu. Čia tikrai labai statu. Opa. Na gerai. Dabar sunkesnė dalis, kaip pradėti važiuoti. Nors gal ir nebus taip sunku. Net nežinau, ar aš noriu bandyti čia dar kartą. Tikrai čia labai stati dalis. Gerai, dar kartelį pabandysiu. Gal šį kartą reikia pirmu bandyti. Tiek nedaug trūko. Paskutiniu momentu pakeičiau lainą. Reikia pabandyti kažkaip. Net nežinau, kur čia geriau. Iš kurios pusės geriau užeiti ir stumti. Yes. Oi, nu ką, turiu pasakyti, kad naujos kartos KTM valdosi tikrai puikiai. Tikrai suteikia daug pasitikėjimo. Ai, gerai. Wow. Vienkės lengvai labai kyla. Ką, sustau šiek tiek atvėsti, tikrai karšta diena, karšta man, karšta ir motociklui. Galiu pasakyti, tam, kokiais keliukais čia aš važinėju, būtinai ant keturtakčio reikia ventiliatorių. Tikrai motociklas labai stipriai kaista, jau net su pirštinėm sunkiai galiu priliesti radiatorių, labai karštas, dar tikrai neperkaitinau, bet supratau, kad norint daugiau pasivažinėti tais keliukais, paeksplorint drąsiai ir nebijoti, praleisti daugiau laiko ten, tikrai reikia ventiliatorių užsidėti. Bet kalbant apie pirmus įspūdžius, labai geri. Labai geri. Nesitikėjau, kad bus toks didelis skirtumas tarp senesnės kartos motociklų. Tikrai puikiai valdosi, tikrai įkvepia pasitikėjimui. Važiuoklė, manau, tikrai veikia geriau bent jau mano lygio vairuotojui, kuris važiuoja lėčiau. Tai žodžiu, tikrai patobulinimai net su mano lygio važiavimu jaučiami. Tikrai daug švelniau motociklas priima visas kliūtis ir tas suteikia pasitikėjimo. Labai smagu, labai geri įspūdžiai. Patiko, tikrai patinka. Norėčiau dar nusivežti šitą motociklą į motokroso trasą. Ten važiuosiu truputį greičiau, tai gal nereikės ir aušintuvo. Anonsas. Jau greitai matysite veiksmą iš motokroso trasos. Lėti ir nevykę posūkiai. Mikrošuoliai. O taip pat visų laukiamas ir geidžiamas batonas. Tik YouTube platformoje visose ekranuose šalia jūsų. Bet šiaip jo daro įspūdį motociklas tikrai. Tai jeigu turėsit progą pabandyti, būtinai pabandykite. Labai būtų fainai beje atsivežti vienu metu 3 PAM ir 2 PAM ir juos išbandyti kartu.
Dėja, aš dabar tokios galimybės neturiu, bet gal kažką sugalvosiu. Ką, važiuoju dar kartelį, apsuksiu ratuką. Tik dabar iš kitos pusės nusileisiu nuo to kalno, kurio baigiau. Ir pravažiuosim pro tuos visus keliukus. Tikrai atrodo baisokai, kai reikia nuo tokio nusileisti. Nu bet ką, kažkada nuvažiavau ir su savo DRZ, tai turėčiau ir su šituo nuvažiuoti. Jaučiu, reikia bandyti. Nieko nebus. Easy. Ne taip baisu, kaip atrodo. Wow. Netyčia paspaudžiau stabdį vidurį kalno. Idiotas. Kaip čia dabar? Idealiausia būtų pivotorną padaryti. Bet mano įgūdžiai nėra tokie geri. Į šitą pusę būtų labai gerai. Hopa, yes. Yes, labai puikiai. Puikiai. Hopa. Nice. Yes. Gerai, dar vienas pastebėjimas. Man nepatinka šitas mygtukas. Žiauriai nepatinka. Tokia nesąmonė, taip čia reikia pataikyti, išjungti ir nuslysti ranka, būna paspaudį starterį. Taip galėtų būti degimas, starteris, išjungimas, bet gesinimo mygtukas vis tiek čia galėtų būti. Kad čia užgesini, kai jau grįžti namo nebevažiuosi, o čia sustabdai, kai nori trumpam sustoti. Nesąmonė. Ką, bičiuliai, šiandien su 3PM tiek, jaučiuosi pavargęs, karšta diena stipriai išsunkia, tai ačiū labai, kad žiūrit, jeigu dar nepasubscribinot, pasubscribinkit, jeigu patiko video, paspauskit like, ačiū labai, iki.